Kalnų nuotykis. Kiekvieną šeštadienio rytą Džonas eina žygiuoti kalnuose esančiuose netoli jo miesto. Jam patinka šviežias oras, aukšti žali medžiai ir paukščių giesmė. Vieną šviesų šeštadienį Džonas atsikelia anksti, užsideda savo žygių batus, pripildo butelį vandens ir susideda mažą kuprinę su užkandžiais bei žemėlapiu. Šiandien jis planuoja ištyrinėti naują taką, kurio anksčiau dar nebuvo patyręs. Džonas važiuoja iki kalnų takų pradžios ir pradeda savo žygį. Iš pradžių takas yra aiškus ir lengvas. Pakeliui jis mata laukinius gėles ir girdi minkštą lapų šnypštimą, kaip pučia vėjas. Džonui linksma ir jis jaučiasi laisvas eidamas. Po kurio laiko takas išsiskiria į dvi kryptis. Vienas kelias yra lygus ir plokščias, o kitas stačius ir akmenuotas. Džonas nusprendžia pasirinkti stačią akmenuotą taką, nes jam patinka iššūkiai. Kylant aukštyn, oras tampa vėsesnis, o vaizdas gražesnis. Jis sustoja atsigauti ir apžiūri aplinką. Kalnai yra ramus ir tylus. Staiga Džonas išgirsta minkštą murmėjimo garsą. Smalsus jis seka garsą ir netrukus pasiekia mažą atvirą vietą. Atvirės viduryje yra senas medinis tiltas, kuris perkelia mažą upelį. Po tiltų gražus krioklys nusileidžia nuo aukštos uolos į skaidrų baseiną. Vanduo žiba saulės spinduliuose, o krioklio garsas skamba kaip švelni daina. Džonas atsisėda ant akmens šalia krioklio, išgeria šiek tiek vandens ir pasimėgina užkandžių iš savo kuprinės. Atsipalaidavęs jis pamato mažą auksinę žuvytę plaukiantį netoli baseino kranto. Žuvytė grakščiai sukasi ratu, kol pradingsta už akmens. Džonas šypsosi paprastai gamtos grožiui. Tuo pačiu metu Džonas išgirsta minkštą loježą iš savo užpakalio. Jis atsisuka ir pamato mažą draugišką šunytį. Šuniukas yra rudas su baltais dėmeliais ir laimingai mojuoja uodega. Džonas nustebintas, bet labai džiaugiasi matydamas šunytį. Šuniukas priartėja ir atsisėda šalia jo. Džonas duoda jam mažą gabalėlį užkandžio iš savo kuprinės ir švelniai paglosto. Džonas susimąsto, kam priklauso šuniukas, nes atvirėje vietoje nieko kito nėra. Atrodo, kad šuniukas pasimetė. Norėdamas padėti, Džonas tyliai sako: "Eik, mažasis drauge, raskime tavo namus." Šuniukas linksmai loja ir veda kelią, kol Džonas eina po taku. Po trumpos pasivaikščiojimo Džonas ir šuniukas pasiekia mažą namelį netoli miško krašto. Ant verandos stovi sena moteris, šiltai šypsosi. "Ačiū, kad atvedei mano šunį atgal," sako ji. Šį rytą jis pabėgo. Džonas džiaugiasi, kad galėjo padėti ir keletą minučių kalbasi su malonė sena moterimi. Atsisveikinęs, Džonas tęsė žygį atgal į pagrindinį taką. Jo kalnų nuotykis buvo pilnas netikėtumų ir šiltų akimirkų. Grįždamas namo, Džonas jaučiasi didžiuotis ir laimingas, kad padėjo kažkam ir mėgavosi gražią dieną gamtoje. Where does John go hiking? A. In the mountains near his town. B. In a faraway forest. C. On a beach. The correct answer is A. In the mountains near his town. What does John pack in his backpack? A. A sleeping bag and water. B. Snacks and a map. C. A tent and a compass. The correct answer is B. Snacks and a map. Which path does John choose on his hike? A. The smooth and flat path. B. The narrow winding path. C. The steep and rocky path. The correct answer is C. The steep and rocky path. What does John find in the clearing? A. An old wooden bridge with a waterfall. B. A hidden cave. C. A large ancient tree. The correct answer is A. An old wooden bridge with a waterfall. What does John do with the lost dog?
A. He ignores the dog. B. He helps the dog find its owner. C. He takes the dog home with him. The correct answer is B. He helps the dog find its owner. Smagi diena slidinėjant. Kiekvieną žiemą Liza mėgsta slidinėti. Šiandien diena yra ypatinga, nes ji pirmą kartą pasima savo sūnų Tomą į slidinėjimo nuotykį. Rytas yra šaltas ir šviesus ir abu atsikėlę anksti kupini džiaugsmo dėl jų laukiančio nuotykio. Liza gamina šiltus pusryčius Tomui. Jie sėdi kartu prie virtuvės stalo ir kalbasi apie linksmą dieną, kuri juos laukia. Tomas dėvi savo naują raudoną striukę ir mėlyną slidinėjimo kelnes, o Liza dėvi savo šiltą paltą, kepurę ir pirštines. Abu atrodo laimingi ir pasiruošę dienai ant trasų. Po pusryčių jie važiuoja mažų automobilių į slidinėjimo kurortą. Keliai yra padengti sniegu, o vaizdas nuostabus. Aukšti medžiai yra apipūčę baltų sniegų, o dangus yra skaidrus ir mėlynas. Atvykus į kurortą, Tomas truputį susijaudina. Mama, o jei aš nukrisiu? Tyliai klausia jis. Liza šypsosi ir sako, viskas gerai, Tomai. Aš būsiu su tavimi. Mes mokysimės kartu ir smagiai praleisime laiką. Jie įlipa į keltuvą, kuris lėtai pakelia juos į kalno viršų ir iš ten gali pamatyti visą slėnį apačioje. Liza rodo į žalius medžius ir žėrintį sniegą, o Tomas stebi vaizdą ir pradeda džiaugtis. Kalno viršuje Liza parodo Tomui, kaip stovėti ant slidžių. Ji paaiškina, kaip judėti lėtai, kaip posukti ir kaip sustoti. Tomas atidžiai klauso ir praktikuoja ant mažos lengvos nusileidimo trasos. Iš pradžių Tomas truputį dreba ir bijo. Jis keletą kartų nukrenta, bet Liza visada jam padeda atsistoti. Puikiai, Tomai, sako jis su šilta šypsena. Lėtai Tomas pradeda jaustis labiau pasitikintis savimi. Jis pats nuvažiuoja trumpą atstumą ant slidžių, o jo šypsena tampa vis platesnė. Liza didžiuojasi savo sūnumi ir džiaugiasi kiekvieną kartu praleistą akimirką. Jie praleidžia rytą slidinėjant ant lengvų trasų. Jie juokiasi, kai Tomas išskiria keistą garsą slysdami po sniegu, o Liza pliojasi, kai jis gerai sugeba. Kartais sustoja pasimėgauti šviežių kalnų orų ir stebėti paukščius skrendantus virš jų. Sniegas yra minkštas, o pasaulis tylus išskyrus garsą, kai jų slidės slysta po sniegu. Po kelių valandų slidinėjimo jie nusprendžia padaryti pertrauką. Jie atsisėda ant suoliuko netoli kurorto ir žiūri į stulbinantį vaizdą. Saulė šviečia ryškiai, o kalnai tolumoje atrodo didingai. Tomas sako, man patinka slidinėti, mama. Tai pats geriausias diena. Liza apkabina jį ir sako, aš esu labai laiminga, kad mes tai padarėme kartu. Vėliau jie grįžta į kurorto vidų. Šilta, jauki salė pilna linksmų žmonių. Jie eina į mažą kavinę ir užsako karštą šokoladą. Tomo karštame šokolade viršuje yra guminukai, o Lizos sodrus ir kreminis. Jie atsisėda prie mažo stalo ir mėgaujasi savo gėrimais, kalbėdami apie smagias dienos akimirkas. Kai diena baigėsi, Liza ir Tomas palieka kurortą su didelėmis šypsenomis. Jie grįžta namo automobiliu pavargę, bet labai laimingi. Tomas jau sapnuoja apie kitą kartą, kai galės vėl slidinėti. Tai buvo nuostabi diena, pilna juoko, mokymosi ir meilės diena, kuri ilgai liks jų prisiminimuose. What is special about this skiing day? A. It is Tom's first time skiing. B. They're visiting a new ski resort. C. It is Lisa's birthday. The correct answer is A. It is Tom's first time skiing. What does Tom wear on this skiing day? A. A green jacket and black ski pants. B. A red jacket and blue ski pants. C. A yellow jacket and white ski pants. The correct answer is B. A red jacket and blue ski pants. What does Tom ask his mom? A. Can I ski alone? B. Will you go with me? C. What if I fall? The correct answer is C. What if I fall?
What do Lisa and Tom do during their break at the ski lodge? A. They take a nap. B. They sit on a bench and enjoy the view. C. They take another ski lesson. The correct answer is B. They sit on a bench and enjoy the view. What do they order at the cafe in the lodge? A. Coffee. B. Tea. C. Hot chocolate. The correct answer is C. Hot chocolate. Žiemos nuotykis. Alicija ir Ben yra du geri draugai. Jie gyvena mažame mieste. Vieną šaltą žiemos rytą jie nusprendžia eiti tyrinėti sniegų padengtą mišką. Oras yra gaivus, o sniegas baltas. Jie džiaugiasi galėdami pamatyti naujus dalykus ir mėgautis žiemos grožiu. Alicija dėvi šiltą raudoną paltą, minkštą šaliką ir porą storų pirštinių. Ben apsirengė savo mėlyną striukę, šiltų kepurę ir tvirtomis bateliais. Jie supakuoja mažą kuprinę su keletu užkandžių, buteliu vandens ir miško žemėlapių. Prieš išvykdami, jie greitai pusryčiavo pas Aliciją namuose. Jie šypsosi vienas kitam ir sako, ir šiandien bus nuostabus nuotykis. Jie susitinka miesto pakraštyje ir pradeda vaikščioti link miško. Žemė padengta sniegu, o medžiai apsirengę blizgančiu baltu. Vaikštant snieguotų takų jie pastebi gyvūnų pėdsakus. Pažiūrėk, Alicija tikiškio pėdsakai, linksmai sako Ben. Jie seka pėdsakais trumpą atstumą ir stebi, kur mažasis kiškis gali būti pasislėpęs. Netrukus jie pasiekia mažą užšalusį ežerą. Ledas yra skaidrus ir lygus. Ežeras atrodo kaip didelis veidrodis, sako Alicija. Ben sutinka ir prideda, jis gražus ir rami. Jie nusprendžia atsisėsti ant suoliuko šalia ežero ir pasiimti užkandžių. Jie mėgaujasi šiltą šokoladą iš termosos, kurią atvežė Ben. Karštas šokoladas suteikia jiems jaukumo ir džiaugsmo. Po pertraukos Alicija ir Ben tęsia tyrinėjimą. Jie eina giliau į mišką, kur medžiai yra aukšti ir tyla ramybė. Jie pastebi pušies spiečius ant žemės ir klauso minkšto vėjo garsų. Staiga jie išgirsta lapų šnabždesį krūmuose. Jie sustoja ir atidžiai žiūri. Iš krūmų išlenda mažas drovus elniukas. Elniukas didelėmis švelniomis akimis žiūri į juos, o tada bėga į mišką. Alicija ir Ben šypsosi, jaučiasi laimingi, kad matė elniuką. Jie eina dar kurį laiką, kol randa mažą kalnelį padengtą sniegu. Nusprendžia užkopti ant kalnelio. Kopimas yra šiek tiek sunkus, bet jie padeda vienas kitam. Pasiekę viršūnę, jie pamatys nuostabų vaizdą į snieguotą mišką ir tolimą miestą. Dangus yra skaidrus ir mėlynas, o saulė verčia sniegą žibėti kaip deimantai. Popietė ateina ir draugai pradeda grįžti namo. Jie kalbasi apie visus nuostabius dalykus, kuriuos pamatė per savo nuotykį. Jie prisimena gyvūnų pėdsakus, užšalusį ežerą, drovų elniuką ir gražų vaizdą nuo kalnelio. Jie jaučiasi laimingi ir didžiuojasi savo diena. Galiausiai, kai ateina vakaras, Alicija ir Ben grįžta į savo miestą. Jie atsisveikina su šiltomis apkabinimais ir pažada netrukus vėl išeiti į nuotykį. Tai buvo diena pilna nuotykių, draugystės ir žiemos magijos. Jie grįžta namo su šiltomis širdimis ir daugybę naujų prisiminimų apie savo žiemos nuotykį. Where do Alice and Ben decide to go on their adventure? A. In the snowy forest. B. To a sunny beach. C. To a busy city. The correct answer is A. In the snowy forest. What does Ben wear on his adventure? A. A red coat and thick gloves. B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. C. A green sweater. The correct answer is B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. What do they see when they reach the top of the hill? A. A small frozen lake. B. Animal tracks. C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance.
The correct answer is C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. What do Alice and Ben enjoy during their break by the frozen lake? A. Warm chocolate from a thermos. B. A sandwich and fruit. C. A bowl of soup. The correct answer is A. Warm chocolate from a thermos. How do Alice and Ben end their adventure? A. They return home in silence. B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. C. They get lost and have to be rescued. The correct answer is B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. We hope you enjoyed these Lithuanian short stories. If you're looking to improve your Lithuanian language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level to B2 upper intermediate level. And keep an eye out for more Lithuanian language videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.